gyvenimo kelias, mano sveikatos supratimas, suvokimas atsirado ir konkretesnis tik nuo 45 metų. Ir ruošdamasi, galvodama apie šio vakaro temą, aš iš tiesų prisiminiau, kodėl lengviau suvokiau kalbas apie sveikatą. Buvo įdomus visi renginiai, tiek dirbant medicinoje. Medicinoje pradirbau 35 metus. Iš tiesų nepaklausiau, ar yra žmonių, kurie pirmą kartą ir mano istorijos nėra girdėję, ar man yra. Gerai, tai vat jums bus pasakojimas šįvakar. 35 metai medicinoje, medicinos felčerė ir nuo 2011 metų aš palikau mediciną, nes tuo metu jau buvo 99% pilno suvokimo, kas yra sveikata. Ir kad sveikatos rezervą plečiant savyje tiesiog mažės lygoms skirta vieta mūsų kūne. Tuo metu jau turėjau tokį suvokimą. Ir ruošdamasi, kaip sakau, šiam vakarui, aš prisiminiau, kodėl taip greitai mano mąstysena priėmė tą informaciją apie sveikatą, apie sveikimą ir netgi tą fizinį sveikimą. Kadangi pradėjus vartoti produktus, aš labai greitai pajutau jų poveikį. Ir supratau kodėl, nes mano mama jau buvo tame kelyje ir jinai žinojo tą fizioprofilaktiką. Mes maži ir aš, būdama šeimoje, aš esu iš 3 vaikų šeimos. Iš tikrųjų buvome labai sergantis, mano imuninė sistema buvo silpna ir labai dažnai tekdavo gydyti ir vaistais, ir žolelėmis, ir įvairiomis arbatomis, o vėliau, kada atsirado šeimoje ir sesuo, brolis, tai brolis sirgo šitą astmą ir tada mama jau ne tik tai žolelėmis gydė, bet ieškojo ir alternatyvios tos medicinos, net iki šamanų. Tai vat labai plačiai buvo visa tai jau mano gyvenime nuo vaikystės. Galbūt aš nesidomėjau tada tiek stipriai, bet dirbdama medicinoje aš priėmiau visas alternatyvas ir labai daug jų pati išbandžiau. Ir apie tą sveikatą iš tiesų yra labai daug įvairių šūkių. Žinoma, ne, kada linkim vieni kitiems sveikatos. Ar tai susibūrimuose ir nežiūrim, kaip linkim. Ir vėlgi, aš pradėjau galvoti, kas tos sveikatos labiausiai linki. Tie, kurie labiausiai serga. Jie kitiem linki sveikatos. Ar mes galim palinkėti tam sveikatos, būdami patys nesveiki. Ir vėlgi, čia galbūt tokie pasąmoniniai dalykai, kurie išsisėja gyvenime ir jie nestabdomai plinta. Kada nesveikas, linki sveikatos ir jinai netokia sveikata jinai plinta. Arba sveikata brangiausias turtas, bet kada mes tos sveikatos nebeturime ir mums yra rekomenduojama, sakykime, kažkoks produktas, mes tada vis tiek klausime kainos. Tai kur tada tas brangumas? Kiekvienai aš suprantu, kad sveikatos nenupirksim. Arba laikinai tai gali būti. Nusipirksiu operaciją, ne, nusipirksiu kažkokį vaistą, bet sveikatos niekaip. Todėl mano suvokimu šiandien sveikata tai prioritetas, bet ne brangiausias turtas. Ir prioritetas
pirmoji eilėje, nes mes turim tų prioritetinių, sakykime, dalykų, bet pirmoji eilėje man šiai dienai yra sveikata, nes jos iš tiesų nebūtų nieko. Kas čia atsitiko, kam čia užkliuvau dabar? Ja, ir tas požiūris iš tiesų mūsų kiekvieno yra skirtingas. Kiekvienas skirtingai mes ateinam į gyvenimą, kiekvienas skirtingai turime, kaip ir aš turėjau mamytę, kuri domėjosi plačiau, ne tik tai vaistais, aišku ir vaistų daug gavau, daug buvo sugadinta mano organizmą ir hormoninė sistema, ir virškinimo sistema su priešuždegiminiais ir hormoniniais vaistais. Bet aš esu labai dėkinga tam savo supratimui ir neatmetimui siūlymų, kad ir pataikymas tas toksai. Aš labai džiaugiuosi žmonėmis, kurie iš pirmo karto ima ir pataiko teisingai. Ir čia nemažai esame, ar ne, kurie tikrai ėjome ir sustojome pačioje geriausioje vietoje. Nes klaidžiojimas arba dubliavimas vieno produkto su kitos kompanijos produktu mus neveda teisingų kelių. Mes vis tiek išliekame blaškymėse. O būdami tikslingai pataikę į tą geriausią vietą, kas yra geriausia, dabar sakysit, kas čia gali pasakyti, kad tai yra geriausia. Vien tai, kad Neolife kompanija pirmoji yra iš mitybos pramonėje išvysčiusių tokią saugią, gilią mitybos papildų klasę, kuri yra svarbi mūsų kiekvienai ląstelei organizme, kiekvienam organui. Ir tai yra saugu. Galbūt ne visiems padeda. Kaip sako, Neolife yra visiems, bet ne kiekvienam. Ir tas ne kiekvienam būtent ir gali būti, jeigu aš šiandien pabandau ir to, ir ano kartu, kitos kompanijos produkto, gali būti, kad man ir nepadės, bet aš tada nežinosiu, ar man padėjo anas produktas ar kitas. Aš visada buvau už tai, kad jeigu bandau, tai bandau vienos kompanijos produktus ir tada aš tikrai žinosiu ir sužinosiu labai greitai. Bet jeigu aš bandau kelių, tai tada išsitęsia būtent mano sveikimo ir suvokimo, supratimo, pajautimo kelias. Nebėra, ne čia. Kas čia turėtų? O? Pajudino. Turėtų gelbėti. Žodžiu. Tai būdama 45 metų ir visiškai jau praradusi savo sveikatą, aš tada nesupratau, kad aš ją esu praradusi. Nes tiek buvau įsigyvenusi į mediciną ir aš tikėjau ją, nors turėjau ir kitokį tą matymą, bet labai tikėjau. Ir net įsakydavau, kad, kažin, tie papildai ar gali padėti, jeigu žmonėm vaistai nebepadeda. Bet, kada netyčia, aš, pavyzdžiui, Neolife kompanijos neieškojau. Aš ėjau dėl to, kad man buvo įdomu, nes man visą gyvenimą buvo kažkas įdomu, aš visą laiką domėjau. Ir tada, kada jau buvo tas vakaras, tas pristatymas, tas pokalbis ir tie produktai, aš paėmiau Omega ir grįžau namo. Ir po 3 parų aš jau pajaučiau Omegos, Neolife kompanijos Omegos poveikį. Ir tada man tiesiog viskas keitėsi labai greitai. Kreitėsi suvokimas apie sveikatą, apie ligą, apie žmogų, apie santykius, apie požiūrį. Ir nuo pirmų
dienų, užsiregistravus, kaip čia, atėjusi Neolife šeimą, aš tiesiog lankiau renginius. Ir 17 metai jau bus greit, prasidės 18, aš nesiblaškau. Aš esu čia, aš esu su tais žmonėmis, kurie sveiksta, kurie nori kitokio gyvenimo, kurie nori sveikesnio gyvenimo. Ir mano tikslas atėjus čia buvo pagrindinis, kada aš jau suvokiau, kada pajutau produktų vertę, kada pamačiau žmonės, kada pamačiau kompaniją, mokslininkus. Mano tikslas buvo, kad visą tai suprastų mano vaikai ir visą tai neštų toliau. Tai įvyko 17 metų, ne? Ir dabar čia dar pradėsiu. Tai įvyko ir mes visi einame kartu. Ir aš labai tikiu ir įsitikinus esu, kad anūkai iš tiesų jie turės, jau turi kitokį požiūrį, kitokį matymą į sveikatą, į ligą. Ir labai džiaugiuosi, kad tai vyksta dabar, nes tai, kas vyksta medicinoje, iš tikrųjų šiandien reikia būti labai stipriems, kad kažkam atsitikus ir patekus į medicininę įstaigą mes mokėtumėm išreikalauti, kad mane pasiųstų ten, kur reikia pasiųsti, o nesiuntinėtų nuo vieno prie kito. Mes turime išmokti visą tai. Būdami Neolife kompanijoje, mes galime išmokti ir galime to reikalauti, nes mes esame daug drąsesni, mes esame daug stipresni vien todėl, kad vartojame maistinės medžiagos, kurios atstato mūsų jungtis, atstato mūsų imuninę sveikatą ir viso organizmo apjungimą sveikatai, energijai, drąsai ir ištvermei. Ir vertė yra didžiulė. Ir aš tą vertę ir matau savo vaikuose, savo anūkuose ir apskritai visuomenėje, kad šitą žinią, kurią mes nešame, jinai plečiasi ir augina kiekvieną, nes mums reikia sveikos visuomenės. Ne? Ir kaip ir kompanijos misija, kaip ir sakiau, sukurti sveikesnį, gražesnį ir laimingesnį pasaulį, tai mes ir darome. Mes jį ir kuriame. Ir kaip sakiau, šį vakarą noriu priekyje matyti, pakviesti ir kartu padiskutuoti vėl tą lengvą tokią temą. Jaunas mamytes, ir tai yra, ir pavadinime atspindi mano tavo šeima, tai Živilė, su kuria susipažinome prieš 2 metus. Ir labai jauna, labai išmintinga, tiesiog daug gyvenime jau ir buvus, ne tik Lietuvoje, gyvenus ir Anglijoje. Ir jinai taip pat papasakos, su kokiu žinojimu išėjo į gyvenimą, kaip jai ten sekėsi, paskui užduosim jai irgi klausimus. Kitą jauną mamą noriu pakviesti Viktoriją, tai mūsų Marti, kuri taip pat būdama jauna vaikystėje, žinau, kad turėjo ir sveikatos sutrikimų, ir kokiu žinojimu jinai atėjo į gyvenimą, ir koks jos požiūris šiandieną yra. Na ir savo dukrą, su kuria ėjome turbūt nuo pat pirmųjų dienų, gal trupučiuką buvo ir paprieštaravimų, bet tai buvo labai trumpi. Ir šiandieną mes pakalbėsime ir perteiksime jums tą žinią,
kiek tai kainavo, koks tai buvo kelias mūsų ėjimo sveikatos keliu ir link kur mes einame, kokie mūsų tikslai, kokia ta mūsų vizija ir ar tikrai mes esame apsisprendę būti čia, eiti kartu ir ar tai jau yra ta stotelė, kurioje ir esame. Tai Živilė, noriu paklausti tavęs. Tu labai jauna, išėjai ir išvažiavai į Angliją, kiek žinau. Ir kaip koks tavo požiūris apie sveikatą buvo, kol tu gyvenai šeimoje pas tėvus, lankei mokyklą, matei sergančių, nematei, kaip tu pati, ar dažnai tekdavo sirgti, ar tekdavo naudoti vaistus, ar kažkokią alternatyvą, kaip mama į tai žiūrėjo ir tiesiog kaip tau sekėsi tuos pirmosius žingsnius išėjus į gyvenimą, baigus vidurinę. Kaip tau? Tai labas vakaras visiems. Tai tas požiūris į sveikatą turbūt buvo tas senovinis, tradicinis ar ne, įprastas, susirgau gydytojai. Bet jeigu pradėti nuo pradžių, tai visą laiką man buvo labai įdomi žmogaus sveikata, kas liečia mokyklą, biologiją, chemiją, pas mane būdavo vien 10-tukai ir mane mokytojai jau ruošė medicinos studijom, bet įvyko kaip įvyko, kai baigėsi 10 klasė, 11 jau turėtų būti ta kryptis mokslo, ar ne, kad aš jau čia stosiu į mediciną. Aš ėmiau ir persigalvojau. Išsigandau turbūt tų ilgų mokymosi metų, norėjosi greičiau to nepriklausomo gyvenimo, gyventi ant savęs, greičiau pabaigti mokslus ir dirbti ir būti nepriklausoma. Tai turbūt taip turėjo įvykti ir dabar džiaugiuosi, kad taip įvyko, nors ilgą laiką gal gailėjausi, kad aš pakeičiau tą savo sprendimą ar ne, pasirinkau kitą kelią. Bet mano supratimas, kaip ir sakiau, tai buvo tradicinis ir neturėjau jokių šaknų tokių ar ne, kad kažkas tai sakytų, va žiūrėk, yra kitas būdas, jeigu susirgai gali kitaip gydytis, gali kitokių alternatyvų ieškoti. Ir aišku, esu tikrai dėkinga turbūt kūrėjai aukščiausiam, ne, kad praktiškai nesirgdavau. Turbūt galėčiau skaičiuoti vienos rankos pirštų, kiek kartų turėjau temperatūrą ar kažkaip kitaip nesunegalavau. Tikrai buvo tokie lengvi, paprasti, nes neaišku, kaip būtų buvę dabar, ar ne? Nes tėvai tradicinio požiūrio, sargai, gydytojai, vaistai, ligoninės ir visa kita. Tai su tuo požiūriu tokiu išėjau į gyvenimą ir mano vyras turbūt buvo tas, kuris jau seniai jautė, žinojo, kad tai nėra taip, kaip turėtų būti. Ir jisai buvo tas, kuris mane įvedė į tas kitokias žinias, užsimindavo, papasakodavo kažką, kažkas turi būti kitaip, kažkas turi būti ne tuo būdu, nes, kaip ir sakiau, kadangi ta žmogaus sveikata domėjausi jau visą gyvenimą turbūt, ar ne, mačiau, kad tas būdas, tas tradicinis įprastas liga, vaistai, gydytojai, jis neveda į sveikatą. Jisai veda į dar daugiau gydytojų, dar daugiau vaistų. Ir dabar, kai aš turiu tą kitokį požiūrį į sveikatą, aš suprantu, kad tai net ne išeitis, o tai yra užburtas ratas. Turbūt taip sakykime, ar ne? Ir tas didysis domėjimas į sveikatą prasidėjo Anglijoje, taip aš į Angliją išvažiavau būdama 22 metų. Labai greit susituokėm, labai greitai gimė vaikas. 23-24 gal buvau, kai gimė, sakysime. Ir kai jau pradėjau lauktis, tada aš jau pradėjau domėtis tais dalykais daug labiau, daug stipriau, bet vėlgi tos žinios tokios buvo paviršutinės. Nežinau, nei kur ieškoti informacijos, daugiau tas buvo toks nuojauta, tu pasikliauji savim, bet tu nežinai. Bet tu tiki, kad taip turi būti. Ir tu matai tuos pavyzdžius aplinkui, nes turėjau dar kelias drauges
aplinkui, kurios laukėsi, kurios ėjo galbūt tradiciniu keliu ir kad gal nebuvo viskas gerai, kad tie gydytojai ne visada patarė taip, kaip reikia ir tu matai, kad tie gydytojai netgi dažnai sugadina reikalus, nors galėjo būti viskas gerai. Ir kai gimė vaikas, mano vaikui dabar yra greitai bus 7 metai ir jisai nėra valgęs nei vieno vaisto. Sakysim, gal jis nesirgo, ne, jisai sirgdavo. Bet mes visada rasdavom būdų, kaip išeiti iš tos ligos, iš to negalavimo kitų kelių ir jis visada pasitvirtino. Visada. Kada aš paskutinį kartą gėriau vaistus, gal paauglystėj, kada nežinojau kaip kitaip. Ir tas tikrasis žinojimas, tos žinios ir tas tikras žinojimas, ne tik kad tikėjimas ir pasitikėjimas kažkuo galbūt, ko dar irgi nežinai, atėjo būnant čia, Nelife kompanijai. Kada atėjo faktai, kada prasidėjo knygos, kada prasidėjo seminarai, kada prasidėjo tikri žmonės su tikrom istorijom. Ir šiandien dieną mūsų požiūris yra tvirtas, užtikrintas ir aiškus. Ačiū Živilė tau labai ir tu užsiminėjai, kad gydytojai kartais nuveda ir ne tuo keliu. Ir labai yra tokia nuostabi rašytoja, medikė Robertina Ostapenkienė ir jinai savo knygoje berods vaistai nuo ligų ar lygos nuo vaistų, jinai ten tiesiog ir rašo, kad medikai apie ligas žino viską, apie vaistus nelabai, bet apie sveikatą absoliučiai nieko. Ir jinai tą drąsiai pati įvardyja. Tai va, nieko negalime teisti, nes jie mokinosi taip, aš lygiai taip pat medicinoje mokinausi apie vaistus ir ligas. Ir tai buvo labai paprasta surinkti tabletės ir pašalinti simptomą, bet tada, kada atėjo tas supratimas ir suvokimas, ką aš darau, aš tada padėjau pareiškimą ir išėjau iš darbo. Nes suvokiau, kad aš darau nusikaltimą, slėpdama žmogaus ligą jo viduje, kuri paskui apauga įvairiais lakštais, kuriuos paskiau yra labai sunku pašalinti, o žmogaus mąstysena ir tos jungtys tiesiog yra nutraukiamas. Nes jos buvo dalinai nutrauktos ir man, o omega jas atstatė. Tai vat toks yra tų medikų darbas. Viktorija, tu į mūsų šeimą atėjai ir kažkaip ir aš neprisimenu, žinau, to momento, kad ėmė jinai ir užsiregistravo į kompaniją. Tai va, jinai pati ir papasakos, kodėl jinai užsiregistravo, kaip jie atrodė, kokiu požiūriu jinai išėjo į gyvenimą, nes žinau, kad jinai turėjo sveikatos sutrikimų ir gydymų įvairių, bet šiandien jinai yra besišypsanti, linksma ir pasakos, kaip tau sekasi dabar, su kokiu požiūriu gyveni. Labas vakaras visiems. O mano istorija yra visiškai priešinga negu Živilės, nes aš nuo mažų dienų turėjau daugybės sveikatos problemų. Realiai nuo 6 metų man buvo bronchinė astma, kurios priepuoliai būdavo pasikartojantis daugmaž 10-11 kartų per metus, kurie, čia pasakyti, daugybę vaistų vartojau, kas iššaukė ir visokios skrandžio žaizdas, skrandžio uždegimai, kurie kartodavosi. 11 klasėje, kaip dabar prisimenu, mama vežiojo po įvairias ligoninės, gydytojus įvairiausius tiek Kaune, tiek Vilniuj, ieškojo problemos, nuo ko skauda galva. O tiesiog išrašas buvo tiesiog chroniškas nuovargis, 11 klasėje. Tai aš, kaip dabar prisimenu, išvažiavau į studijas į Vilnių su didžiuliu
lagaminėlių vaistų, kad mama pridėjo čia tau nuo galvos, čia nuo skrandžio, čia nuo astmos, nes priepuoliai būdavo. Tai taip ir gyvenau. Ir kažkaip nesidomėjau, nes mano mama, jinai dirbo su medikais ir žinojo, kas nuo kokios problemos koks vaistas, tai pasitikėjau tiesiog mama. Nors mokykloje kaip ir būdavo tų pamokų, kad reikia sveikai maitintis, daug daržovių, mes gyvenom kaime, realiai visas maistas būdavo mūsų pačių užaugintos, bulvės, daržovės, vaisiai, uogos, viską eidavom, skindavom. Iš kur tos ligos kaip ir nėra atsakymo. Tai, o su Irena susipažinau per savo dabartinį vyrą. Ir kaip dabar prisimenu, sėdėjom ūkininkuose prie stalo ir man Irena papasakojo, kad yra tokia kompanija, Irena jau buvo 2 metus berods buvusi. Tai aš tiesiog, ne tai, kad kažko ieškoju, bet tiesiog pagalvojau, kodėl nepabandžius, gal tiesiog man padės geriau pasijausti. Ir man tai truko berods 1,5 metų, kad man tiesiog palaipsniui dingo tie bronchinės astmos priepuoliai. Tiesiog nebepasikartodavo man jie. Tai tada jau pradėjau domėtis. Tai realiai visos žinios man apie sveikatą, apie savęs stiprinimą atėjo būtent būnant šioje kompanijoje. Nes mano mama viską žinodavo, tai kažkaip ir pati nesidomėdavo tą alternatyvą, kodėl. Taip, pasveikai, sakykime, išsveikai, išdidinai tą savo sveikatos plotą savyje ir traukiasi visos ir tos ligos. Ir tas supratimas, dar aš tavęs paklausiu, o kodėl išsveikusi ėjai toliau? Kodėl judėjai toliau ir vartojai tos produktus, žinau, ir šiai dienai, jeigu viskas gerai, esi pakankamai jauna ir daug jaunų žmonių tiesiog išsveiksta ir sako, kad gal nebereikia. Ir būna nutraukia. Tu nenutraukiai. Kodėl? Kaip ir minėjau, lankant seminarus atėjo tas kitoks supratimas, kad tu jautiesi gerai, tai tu ir nori jaustis gerai. Tai paskui po vestuvių vėliau aš pastojau, tai irgi pasiklausydavau istorijų mamų, kurios laukiasi, realiai neprisižiūri savo sveikatos, kaip jos gyvena. Tai tiesiog norėjosi palaikyti jau iki gyvenimo galo, kaip pasakyti, tą sveikatą. Supratau dabar. Tu nori būti sveika ir toliau ir būti čia. Ir su tais produktais. Iš tiesų mes ne tik tai sveikatinam, mes viską čia turime, to, ko reikia žmogui gyvenimui. Ir valymo priemonės, ir Viktorijai lygiai taip pat. Žinome, kad astma, jinai nėra vien tik tai su papildais, reikalinga yra ir apsauga ir iš išorės teisinga, ir skalbimo priemonės, ir valymo priemonės, ir kūno priežiūros priemonės, nes visa tai nusėsta mumyse giliai į kraują. Todėl ir yra, nes visada čia lygiai kaip ir mašinos, kad būna sugenda, ne, ir originali dalis yra originali, bet jeigu mes pakeičiam į kitą, jinai nebebus kaip originali. Ir daleiskim, nevartotumėm produktų, nenaudotumėm saugių valymo priemonių ar skalbimo priemonių, ta astma palengva grįžtų. Nes mes neturime saugesnio šiandien nei maisto, nei oro, nei, sakykime, nieko saugesnio, vis tiek kol kas neturim. Jeigu šiandien visi iki vieno pradėtų naudoti teisingas valymo priemonės, skalbimo priemonės, kūno priežiūros priemonės ir nebekenktų savo ir nebekenktų gamtai, tada mes po kažkiek dešimčių metų turėtumėm vėlgi tą žemę, kuri galbūt buvo prieš, nesakykim 100, gal greičiau jinai atsistatytų ir mes tada galėtumėm auginti produktus, kurie mums nebekenktų, bet mus stiprintų. Tai va todėl ir reikia tiesiog palaikyti jau buvusi sugadintą tą organą nuolatos. Na ir paklausim dukrytės. Iš tiesų aš daug esu pridirbusi gyvenime, nes man irgi buvo vaistai ir
Tai buvo lengviausias būdas, iš tiesų lengviausias būdas yra paduoti tabletę, neimti biuletenio, eiti į darbą, o vaiką išsiųsti į darželį, į mokyklą. Nu, jeigu jau ką, išvežti į kaimą arba palikti čia pat su kom nors. Ir tai yra baisiausia, ką gali padaryti mama. Baisiausia. Ir aš šiandien tai galiu drąsiai pripažinti. Ir aš labai gerbiu mamas, kurių vaikai, jeigu susirgo, jos pačios būna su vaikais. Nes palikti vaiką sergantį su kažkuom, tai realiai tu palieki jį strese didžiuliame. Nes jau ir jam ir taip yra blogai, ir dar tu kažkam jį palieki ir išeini į darbą. Ir tu pats džiaugies, kad nereikia biuletenio, tu eini. Nu, čia yra labai. Ir tokių atvejų buvo. Ir Ingai teko gyventi ir kaime pas mano tėvus, kad nereiktų į darželį eiti. Tai jinai ten irgi apkeliaudavo ir su mano seserim, mano sesuo dirbo Seno Pit stoty, tada vadinamoji, tai jinai važiuodavo tikrinti pieno punktus. Tai va taip vaikas augo, bet mama su karūna ėjo į darbą. Biuletenį aš per savo darbo laiką turėjau turbūt kokius 3 kartus. Taip, 3 kartus. Visą laiką aš dirbau. Ir tik tuo metu, kada vaikus auginau, tada, bet ir tai aš juos auginau, kiek galima trumpiau ir ėjau į darbą. Tai va, su tokiu požiūriu vaikas augo, matė, mes nesėdėjome vakarais ir nekalbėjome apie sveikatą, apie gyvenimo gerovę, kažkokią. Tiesiog ėjo į mokyklą, pamokas padarei, pavalgiai, viskas sutvarkyta, miegoti. Ir vat toks buvo nuolatinis gyvenimas, nuolatinis stresas vaiko organizme. Kaip šiandien aš tą suvokiu. Ir kokią sveikatą jinai išėjo į gyvenimą, kokią sveikatą Ingui tu turėjai, kada buvo paskutinieji jau ir mokslo metai. Ir kaip tu jauteisi, kaip tau atrodė, ar tu tada supratai, kad tas kelias, kuriuo einame mes, gali kažkur nuvesti. Ar tau tada buvo tas supratimas? O už tai, kad aš taip žiauriai su tavimi elgiausi, labai atsiprašau. Nepykstu, tikrai nepykstu. Ko čia dabar pradėti, dabar galvoju. Aš sakau, viena laimė iš tikrųjų, kad aš į gyvenimą, jau į savo šeimos gyvenimo kūrimą, aš išėjau jau su kitu mąstymu. Bet mano tas gyvenimas, žinoma, žinot, kaip visą laiką, pavyzdys šeimoje yra tas, kuris, šeimos pavyzdys vaikams, tai yra pirminis, pagrindinis. Tai žinoma, aš mačiau, kaip mama gyvena, mama daug dirbo ir darbas, ir mačiau tikrai, kaip ir mama pavargusi būdavo. Tai aš tą galbūt suprasdavau, nes neprisimenu, kad galbūt dėl to pykdavau. Tik tais aš atsimenu labai gerai, kai susipažinau mes su savo vyru klasiokai nuo 7 klasės, tai bet draugauti pradėjom nuo 10, tai kažkaip jisai labai, atsimenu, sako, kokia tavo mama pikta, kodėl jinai tokia pikta? Tai mes taip sakau, tai aš nieko atsakyti negalėdavau, nes tiesiog žinau, kad kiek jinai dirba, kiek jinai pavargusi, o žinot, kai yra pavargęs žmogus, jis yra piktas žmogus, jis neturi nei maistinių medžiagų, nei jisai pailsėjęs normaliai, nei jisai gryno oro įkvėpęs, tai tiesiog tas pyktis tikriausiai ir kildavo nesąmoningai. O
tvarka namuose būdavo, bet aš, kaip sakau, aišku, galbūt pykdavau tada, bet šiandieną aš suprantu vis tiek, kas tas yra tvarka, nes pas mane namuose taip pat turi būti tvarka. Ir aš to irgi mokinu savo vaikus, kad jie būtų tvarkingi. Tai va, bet kas liečia sveikatą, tai taip, iš tikrųjų mano sveikata prastėjo ypatingai studijų laikais, kai jau aš pradėjau įsivarinėti migreninius galvos skausmus, o atrodo, o ką, aš nebuvau ta, kuri buvau ta šlamštavalgė labai jau didelė, sakykim, žinot, yra tie studentai, kuriems kas papuola, tas po ranką, kas greičiau ir taip toliau, nes matau tiesiog, kaip kartais sūnaus draugai šiandieną vis tik taip maitinasi. Ir matau, kaip jie, kaip jie atrodo, kaip kokia jų oda, nes vis tik paaugliai yra ir taip toliau. Ir tas labai matosi ir aš labai džiaugiuosi iš tikrųjų, kad mano vaikai ir renkasi ir neina kartu valgyti burgerių ir taip, būna tikrai, nesakau, kad čia šventieji ir jie tikrai to nevalgo, ne, bet kasdieną tai daryti, tai čia yra nuodėmė kūnui. Tai va, tai aš irgi nebuvau ta šlamštavalgė. Taip, žinoma, būdavo visko, bet tikrai stengiausi ir savo figūrą prižiūrėjau ir žiūrėjau, ką aš dedu į burną. Bet vaistų tikrai buvau gavusi, nes nuo skausmo, kai tau galva skauda, nuo skausmo aš tiesiog gerdavau. Ėjau, žinoma, į vaistinę, pirkau visokius, dabar galvoju, vieną atsimenu tikrai, kitų ne, Neurozanas buvo toksai, kuris jau ten labai reklamavosi, kad padės, tačiau jokio rezultato aš neturėjau. Tai va, tai ta sveikata ir iš tikrųjų mano tokia ir buvo, bet ir mano suvokimas, kad aš turėčiau dar kažką daryti, galbūt dar labiau investuoti į save, galbūt dar kažkur pasiskaityti, nebuvo. Aš neturėjau nieko, tik tiek, kiek pabendraudavau dar su mama, ką man dar daryti, ką man dar, sugerti, kad man ta galva nebeskaudėtų. Nes tiesiog tai trukdė ir mokslams. Tai va, ir aš, kaip sakau, kai atėjo Neolife kompanija pas tėvus į namus, pas mus į namus, tai aš labai dar buvau tokia, iš tikrųjų, aš dar bandžiau kitų kompanijų produktus, ten buvo ir žoleliniai visokie, jau man irgi pripasakojo, kad tikrai bus gerai, nors po jų man buvo labai blogai. Tada gėriau ir aš atsimenu dar tada, kai mama manęs paprašė, sako, pas Daivutę tu užsuk, nes Daivutė tau turės paduoti omega man parvežti. Ir Daivutė tarp durų man sako, čia omega, sako, ir kai tu, sako, čia yra, tai ir tu gal nori ką nors, kažkaip jinai man tai pasakė, aš dabar žodį nepasakysiu, ne, sako, viskas gerai, aš turiu savo. Ir tas toksai buvo irgi, kad, bet sakau, kai tu pamatai vėlgi pavyzdį, pamatai tą skirtumą, kaip jie suveikia, kaip mama jautėsi, tada sakau, žinai, duok ir man pabandyti. Tai va, tas savo. Jo, ir iš tikrųjų tas gyvenimo domėjimasis gyvenime apskritai sveikata, tai jisai dar tada, kai jau išėjau į gyvenimą su savo šeima, tai tada jau buvo prasidėjęs domėjimasis pačiai ir ieškojimas tos informacijos, ėjimas būtent į seminarus. Ir va taip, nes aplinkoje aš neturėjau, nei aš iš tikrųjų neturėjau nei draugių tokių, su kuriuom aš galėčiau, sakykime, praplėsti tą akiratį turimą. Kaip gerai, kad šiandien mes kalbam apie sveikatą, kokia ten bebuvo pradžioje ir kaip mes ten atėjom su kokiais tai supratimais. Ir kaip sakiau, mes nebuvom šeimoje, kad kalbėtumėm apie sveikatą, bet tiesiog kiekvienas turėjom savo užsiėmimus ir darėm. Jūs šiai dienai gyvenate visai kitaip. Tikrai žinau, kad jau mokindamiesi ir matydami daugelio ir čia esančių žmonių istorijas ir patirtis, kaip išsisveikatinate
kur tie vaikučiai eina, ką jie daro. Jūs kalbatės apie tai šeimose. Živilė, kaip pas jūs, sūnus Kajus, irgi žinau, kad labai išmintingas yra vaikas. Ir kaip jisai mokinasi, kaip jisai žiūri, kaip jisai užduoda klausimus, kaip jisai sveikatina save, nes aš žinau, kad jisai turėjo sveikatos irgi tokių problemėlių. Ir jūs būtent, kaip sakai, vaikas nevartojo jokio vaisto ir šiai dienai suprantu, kad jau ten viskas ir gerai. Kokie tie pokalbiai būna? Kaip dažnai jūs pasikalbate ir kaip tu matai, kokią tą vertę tu kuri savo vaiko gyvenime? Na, tie pokalbiai šeimoje tikrai nevyksta pagal kažkokį tvarkaraštį, tai nėra kažkoks, atsisėskim, dabar pakalbėkim apie sveikatą. Ne, tai viskas vyksta eigoje, tiesiog gyvenant, ar ne? Ir didžiausias tas mokymasis yra tai ne tada, kada mes teoriškai pasakojam, bet kai rodom per savo pavyzdį. Ir mūsų vaikas visada matė, visada žinojo ir visada mes sakydom, kodėl mes, pavyzdžiui, nevalgom saldainių, nors pas mus namie yra, žinot, tas slaptas stalčiukas, net neslaptas, jis atviras yra, prieinamas visiems ten, kur yra dėžutė su saldainiais. Ir, žinot, padovanoja dėdės, tetos, kalėdos, gimtadieniai, saldainius, tai mano vaikas žino, aha, maišelis saldainių, dedam į tą stalčiuką, kai jau baigia galioti tie saldainiai, aš juos tiesiog išmetu, nes mes jų nevalgom. Ir jis tai puikiai žino, kodėl. Ir tai nėra tas toks mokymasis iš knygų, iš dar kažko, tai yra iš praktinės pusės, kas bus, jeigu mes pastoviai maitinsimės taip ir ne kitaip, jeigu mes valgysim tą nesveiką maistą, tą šlamštmaistį, mes irgi jos valgom kartais, bet darbe pas mane yra jaunas kolektyvas ir jie yra labai nustebę, kad mano beveik 7 metų vaikas nevalgęs dešrelių yra. Kaip, tai ką jis valgo, sako, tai ką jis valgo, jeigu ne dešrelės. Tai ir mes visada kalbam, kas bus, jeigu tu padarysi tokį pasirinkimą arba tokį pasirinkimą ir ko tu sieki ir ko tu nori, koks tikslas gyvenime yra, ar mes norim būti sveiki, ar mes norim nebūti sveiki. Tai viskas yra kasdienybės pasirinkimuose ir jeigu taip prisimenant tas ligas, tai aš labai puikiai prisimenu tą pirmą kartą, kada mano vaikui nebuvo dar turbūt 1,5 metų, kai jis buvo mažesnis, iki to jisai nesirgo, arba jeigu sirgo, tai žinot, tokie visai tokie silpni, maži, kažkokie net tokie, kur net neprisimenu. Bet tą vieną naktį aš puikiai prisimenu, kada jam lyg nei iš šio, nei iš to, dabar aš žinau, dėl ko jam tai buvo, ir puikiai suprantu, kur buvo mano klaida pačios. Jam sukilo temperatūra, bet ta temperatūra sukilo 39 ir daugiau. Aš tada buvau viena namie, vaistinės nedirbo, buvo naktis, mano vyras buvo išvažiavęs. Sergančio vaiko, aišku, 1,5 metuko ar mažesnio aš jo nepaliksiu. Ir aš kažkaip turėjau suktis iš padėties ir aš puikiai išsisukau. Šalti kompresiukai, apvėsinau vaiką, aišku, naktis buvo tokia nemiegota, vaikas, aišku, puikiai miegojo, jam temperatūra beveik 40, jis miegojo, aš jį su kompresiukais vėsinau ir rytais atsikėlė praktiškai sveikas. Jeigu aš būčiau turėjus galimybę, tai galimai aš būčiau nuvažiavus į vaistinę, kitą miestą, nupirkus vaistų, nežinau, stresnė situacija, įtampa, bet aš tiesiog neturėjau galimybės. Ir kadangi tada buvom Anglijoje, nebuvo daug pažįstamų, nebuvo kas galėtų mums padėti ir ačiū Dievui, kad jų nebuvo. Tai va, ir tas mokymasis, tas ugdymas, tiesiog kasdien eini, kalbė, kas bus, jeigu taip, kas bus, jeigu taip, kas bus, jeigu nemiegosim, kas bus, jeigu mes sėdėsim ilgai, jeigu mes nesportuosim, jeigu mes būsim pikti. Ir jis visą tą supranta, nes per praktiką, per pavyzdį. Ačiū tokiems išmintingiams tėveliams. Ir iš tikrųjų, va matot, kaip būna, kai tu neturi galimybės, tu išsisuki iš padėties nepakenkdamas kitam.
Galbūt ne visada taip gali išeiti, bet daugeliu atveju tai gali išeiti. Ir kartais baimė didžiulė, daleiskim, man tada buvo kokie 24 metai, man buvo didžiulis apendicito priepuolis. Aš visą dieną išgulėjau susirietusi lovoje, bet aš bijojau net pajudėti, aš bijojau net pasakyti, kad man skauda, nes aš labai bijojau operacijos. Ir nuo tos dienos aš neturiu skausmo, neturiu apendicito jokių iššūkių. Tai reiškia, aš jį ten uždusinau. Tai va, kartais ir baimė, ir galimybė, be galimybės duoda irgi rezultatų gerų. Viktorija, o jūsų šeimoje, ar būna pokalbių su vaikučiais? Žinau, kad jie irgi yra aktyvūs, ir futbolistas, ir šokėja, ir visko ten vyksta. Kaip jūs perduodat savo vaikams, būtent kaip saugote savo sveikatą, kaip neperžaisti per daug to futbolo, ką reikia vartoti, ar jie gal jau žino, ką reikia vartoti, kokį produktą, kad išsaugoti raumenukus. Tiesiog. Taip, kadangi esame jau su Melai 15 metų, tai jie puikiai žino, kas yra kaulom gerai, kas yra, kad gerai miegotų, kokie vitaminai, kas yra skrandžio virškinimui, aloe vera gėrimą, daugiausiai mėgsta. Bet kaip ir Živilė sakė, mes realiai savo pavyzdžių rodom. Būna vežamas ir į seminarus, kai jau nėra su ko jau jų palikti. Tai šiandien palikom pasingą. Tai tiesiog savo pavyzdžių ir kalbam. Būna vaikai labai dažnai klausia, kodėl man reikia šito vitamino, aš nemėgstu šito žalio vitamino. Tai ir kalbėjau, kad mes valgom mažai daržovių, ne tiek, kiek reikėtų mūsų organizmui, kad ten vaisių daržovių nesuvalgom ten po 3-4 porcijas, tai ir valgom. Tiesiog pavyzdžių ir pasakojam, kas nuo ko ir kaip. O šiaip vaikai žino patys, kad jeigu jūs kokia didesnė treniruotė, kad reikia kokteilio po treniruotės, kad atstatyti tą raumenų tonusą, kad širdelė nepavartų. Tai jie tiesiog per 15 metų, tiek aišku jie nevartoja, didžiai yra 10 metų, bus 10 metų, mažam 7, tai jie tikrai jau nuo kūdikystės yra gavę visų papildų ir patys tikrai žino, kur pasiimti, kada, kokiu nori. Tiesiog neribojam. Oi, kaip gerai, kad anūkai auga sveiki, nors vaikus auginau belekaip. Vis save užaugo iš tikrųjų ir džiaugiuosi, kad jie užaugo ir gan greitai perėmė ir paėmė būtent tą galimybę ir toliau sveikatina. Ir ką dar noriu paminėti, kada nebėra kažkokios galimybės ir Viltė, tai sūnaus ir mačios dukra mūsų anūkė, jai, kiek čia dabar yra, 9, ar ne? Tai buvo praeiti metai, buvo pas mus namuose, čia tokia trumpa istorija, greitai aš. Ir dingo šviesa. Žinot, kai dingsta šviesa, kompiuteriai nebeveikia, telefonų nebuvo, telefonai buvo padėti. Ir žiūriu, kad vyksta veiksmas, ruošiamasi kažkam ir labai intensyviai, ruošiamos kortelės, pakabukai, sakau, kas čia bus? Konferencija. Kokia konferencija? Neolive. Gerai, tyliai aš būnu ir įvyksta ta konferencija, viena Viltė paruošia viską, užsidaro jinai mano darbo kambarį, sustato produktus, mes ten tų žiūrovų buvom 3, kėdės, ant kėdžių, rašikliai, bloknotai padėti ir jinai sėdi priekyje ir pristato mum visą. Esu ir nufilmavusi ir kažkaip buvo ta mintis, kad reikėtų tam tokiam paįvairinimui padaryti, bet šį kartą ne. Ir žinokit, konferencija vyko iš 2 dalių. Buvo su apdovanojimais, su pilnu pristatymu
Ir jinai tai padarė viena. Aš visiškai nedalyvavau tame, aš buvau tik tai filmuotoja. Tai va kartais, kai nelieka galimybės sėdėti prie kompiuterio, o lauke nelabai buvo irgi turbūt ką veikti, tai va kokie dalykai įvyksta. Jonas ir Markas buvo padėjėjai, bet jau jie buvo tik padėjėjai, o jinai padarė viską. Tai va jau vaikai, tai va tas mūsų pavyzdys yra iš tikrųjų tą, ką mes darome ir kuriame tą ateitį, tai yra didžiulė vertė ir galimybė jiems toliau nesustoti ir eiti tos sveikatos keliu. Ingutė, žinau, kad ir jūs namuose tikrai reikia padirbėti, nes tie vaikinukai irgi yra su savais charakteriais, su savais žinojimais ir jūs irgi kalbate apie sveikatą, kaip jie reaguoja ir ar jiems jau bereikia kažkokios pagalbos, gal jie patys tiesiog viską pasiima žinodami, kada ką reikia vartoti, kada stiprinti raumenis, kada imunitetą, kada kokią slogą pristojus reikia sumažinti, kaip ten vyksta pas jūs. Jo, čia kaip ir man, biškė, prasiskersyvėjavau namuose langus valydamos, tai slogą prikibų nuo sekmadienio vakaro, tai sako, nu mama, tu mažai vitaminų geri, sako, kas čia dabar eina. Tai jau vaikai tikrai žino ir iš tikrųjų jau ir miegoti nenueina, mama bus vitaminai. Bet jau jie nori, kad aš sudėčiau viską, kad tai žodžiu, viskas būtų tvarkingai, bet be vitaminų jie miegoti nenueis. O jeigu pasakai pasim bakterijų, tai sako 3 galiu, tai be 3 iš vis net neima tada. Tai va, tai šiaip namuose iš tikrųjų taip, žinoma, mes, žinot kaip yra, aš stengiuosi rodyti pavyzdį, tokį, kaip aš pati gyvenu, kaip aš noriu. Žinoma, tas irgi neatėjo taip iš karto, nes pati apie būtent tą tokią sveikesnę mitybą, kas kada yra tinkama valgyti, kada geriau valgyti vaisius, kada geriau nevalgyti vaisių. Pradėjau domėtis, sakykime, nuo 2019 gal buvo, ne? Ten kažkaip prieš karantiną tas momentas toks buvo. Tai, bet iki to laiko, tai kaip, valgydavom, taip, aš valgydavom maistą, bet va taip, kad konkrečiai, tai ne. Tai ir vaikams atrodo, tu neparodai to pavyzdžio, tokio, kad jie atsirinktų. Bet šiai dienai tai yra visai kitoks pavyzdys, yra visai kitaip jau aš pati gaminu ir būna tikrai, jau esu ne kartą pasakojusi, kaip jie man, mama, tu čia vėl su savo pilno grūdo miltais ir pilno grūdo makaronais, tai, bet jie jau pripranta. Ir ką aš norėjau papasakoti, bet pasakykime, mano paauglys, man atrodo, dar tik prasidedantį paauglystį 13 metų, bet jisai dabar, aš matau iš tikrųjų, kaip sako, sako, vaikams, vis tiek, kad jie atrodo ir negirdi, ar nemato, nesupranta, jie viską supranta, viską mato ir viską girdi. Ir tikrai jie mato ir šiandieną, 13 metis mano, jisai ant tiek yra susirūpinęs savo sveikata, žinoma, aišku, galbūt ir panelės jau ten pradeda rūpėti, žinot, ir išvaizda, ir kaip jisai atrodo, kokie tie raumenys, ką man čia tiems raumenims, kokius baltymus man čia reikia valgyti, kas tinkama vakare valgyti. Ir tokie jau yra jo pačio indėlis, tai užduodant man klausimus. Tai čia gerai valgyti ar negerai šitą valgyti, sakykime. Tai taip, mano 9-metis, jisai dar toks, bet jau, kadangi mato labai brolį, o brolis jam yra labai didelis pavyzdys, tai jau matydamas brolį, mama, kadangi, abu, tiek ir mano didysis, tiek ir mažasis, tiek ir mano vyras, galbūt šiaip ir aš pati žinau, kad tikrai polinkis į tą tokį svorio užauginimą yra labai didelis. Kaip didelis? Tiesiog jisai yra, nes vyras taip pat yra atėjęs iš tokio pilnesnės šeimos, tai tos mitybos prisižiūrėjimas yra labai svarbus.
ir valgymo kiekiai, kaip sakau, yra irgi labai svarbu. Tai jau mažasis irgi, jisai jau pamato ir sako, ne, šiandien aš valgysiu kiaušinius vakare ir ten ridikėlius, jis jau toks, jau, kaip sakau, matosi, pradeda pats suvokti, ką kada galima valgyti, ką kada negalima valgyti. Vėlgi saldumynus irgi renkasi, nors būna visko, tikrai būna visko ir padaugina ir ten jau tada energijos plūpsniai ir taip toliau, viskas pasimato, bet, kaip sakau, mes neišvengsim to, mes nesam to, kad ten labai draustumėm, bet kalbam. Gal tada, nes jau ir laikas, ką tu norėtum palinkėti, padrąsinti tiek mamom, tiek jaunesniem, yra ir jaunų pas mus čia, ir kaip padrąsinti, kad įnešti tą tokį platesnį suvokimą į sveikatą, į sveiką gyvenimą, nes nuo tos sveikatos priklausys ir santykiai. Kaip? Taip, visiškai sutinku. Tikrai, nes nuo sveikatos, kaip sakau, viskas yra ir nuotaika, ir energija, ir tada bendravimas yra arba nėra. Tai čia tikrai. Ką aš palinkėčiau, iš tikrųjų, visiems absoliučiai, ar tai būtų jauna mama, ar tai būtų močiutė, ar tai būtų senelis, ar tėtis, ar tėtis, tai tiesiog tiesiog neieškoti informacijos socialiniuose tinkluose, nes ten gali dar labiau susivelti. Nes aš kaip būdama mama tikrai lįsdavau pasiskaitinėti, nors jau tikrai turėjau tą tvirtesnį stuburą, ką reikia daryti, kad tie vaikai mano būtų sveiki. O kaip Živilė minėjo, kad mano irgi nėra ragavę nei vaistų, nei nieko, jokio chemijos, tai aš jau tikrai žinojau ir bandydavau paprotinti, žinot kaip, patarti, ne paprotinti, tiesiog patarti tom draugėm, kad sakau, tikrai gali išvengti ir tų vaistų, ir tų medikų, ir tų priimamųjų ir taip toliau. Bet žinot, kai yra didelis spaudimas, iš gydytojų, iš aplinkos, žmonės labai greitai pasiduoda, mamos ar tėčiai ir taip toliau, ir jie pasiduoda tam. Tai aš tiesiog, aišku, žinoma, rekomenduočiau tikrai atrasti bendruomenę kažkokią, ar draugų, kurie galėtų pastiprinti ir paraginti ir padrąsinti. Ir kad tiesiog atsirastų tos stiprybės ir nebūtų taip, kad biški kas ir iš karto tu jau panikoji ir puoli pas gydytojų. Nežinau, kažkaip atrodo, mano tas kelias toksai buvo, toksai lengvas įėjimas ir pradėjimasis domėtis, nes tu pajauti tą rezultatą, pradėjus vartoti kažkokį tai maistinę medžiagą įtraukus, tas organizmas pradeda stiprėti. Ir tada tu matai ir tu bandai tą perteikti žmonėm, kurie tiki gydytojais ir tiki medicina, bet neturi rezultato, tai tada kažkaip, atrodo, tu nepadėsi tam žmogui, tu nepatarsi tam žmogui ir nepatempsi jo, jeigu jisai nieko daugiau nemato per to. Bet aš tiesiog palinkėčiau stiprybės einant, domėtis, bendrauti su žmonėm, tikrai, kurie labiau domisi sveikata, bet ne ligomis. Viktorija, ką tu palinkėtum iš savo pusės? Kaip tu matytum, kaip tu norėtum, kad tu galėtum laisvai gyventi, kad tėvai būtų sveiki, kad koks tavo matymas? Tai aš iš savo aplinkos galbūt palinkėčiau, nors aišku, nieks negirdi iš mano aplinkos, bet tiesiog nebūti tokiems kategoriškiams visiems.
aš viską žinau, čia man nepadės ir panašiai. Tiesiog siūlyčiau visam pabandyti. Pabandyti ir pajusti tą naudą. Nu, aišku, kaip būna, esu bandęs tą, esu bandęs tą, bet, nu, kol nepabandai, tu nežinosi šito. Tai vat, o tas kategoriškumas atstumia tą tikrą sveikimą, tai tiesiog labai skaudina. Paėmus iš artimos šeimos, tarkim, mato mano pavyzdį, tiek vat, brolis, tiek mama, ir jie po šią dieną nevartoja nieko, tai va, man tiesiog skaudu. Viktorija, tau tas pats klausimas. Tai aš puikiai žinau, ką reiškia būti balta varna, kada visi žiūri vieną pusę, o tu pradedi žiūrėti kitą. Bet žinot, buvo mūsų asmeniškai gyvenime toks buvo labai geras momentas, tada, kada mes gyvenom Anglijoje, mūsų šeima buvo toli, mes buvom dviese, ten kažkur už jūrų marių. Ir kai buvom jauni, labai ėjom į tokius stipriai kraštutinumus. Tai ir ta mityba, tai buvo ne tik vegetarizmas, tai buvo ir veganizmas, pas mus buvo ir mono mitybas, mes esam bandę visokiausi. Ir kada tu telefonu, pavyzdžiui, tėvam pasakoji, va čia mes dabar maitinamės taip, ir aišku, jie ten susiėmė už galvos, galvodė, mama, kas tiem vaikam ten įvyko, važiuokit namo, duosim lašinių. Ir tada, kada tu pradedi maitintis tiesiog sveikai, visiems atrodo viskas normaliai jau. O, čia Dievai, jau nebėra nesąmonė, jau valgo maistą. Nes atsimenu, važiavo uošviai pas mus į Angliją svečius, mano Anyta savo miestą atsivežė. Nes nežinau, ką čia reiks pasį savaitę valgyti. Tai va, tai mano tas palinkėjimas toks būtų kaip jaunos mamos, su tuo tvirtu stuburu į kitokią sveikatą, kitokį požiūrį į sveikatą. Drąsiai eiti, jeigu širdis jaučia, kad taip reikia. Nes mamos širdis, ar ne, mano dabar iš tikrųjų ir kaip dukros, kai aš matau savo tėvus, skauda ta širdis, ar ne. Kai matai, kad galėtumėt geriau jaustis, nes mano mama šiaip yra ta, kuri labai rūpinasi savo sveikata, kuri lanko geriausius gydytojus, važinėja toli, kelis šimtus kilometrų, jie išrašo tyrimą. Sako, mama, jūs blogą datą, sako, išrašyti man čia įsiuntimą. Sako, čia tas tyrimas po 5 metų bus. Gydytoja, ne, sako, čia sako, gera data įrašyta. Ir mano mama sako, tai palaukit, sako, gal aš jo nesulauksiu. O gydytojas tokį šaltą veidą. Tai gerai, atlaisvinsit vietą kitam. Tai ar tikrai tai yra gerai? Ir kartais taip džiaugiuosi, kad būnu ta balta varna. Ir jeigu atsiras nors 2-3 pilkos varnelės, kurios teks tuo keliu, aš būsiu labai laiminga. Labai jaunom išmintingom mamom, moterim, žmonom. Ir rezimuodama, noriu taip pat padrąsinti visus. Tikėti reikia Dievu. Nei papildais, nei daktarais. Ten reikia domėtis. O tikėjimas yra vienas. Ir jeigu ne domėjimasis, jeigu ne ėjimas su žmonėmis, su Neolife šeima, tai šiandieną manęs pagal tai, kaip pagal prigimtį, sakykime, kada ligos genetiškai paveldimos, tai kažin ar aš būčiau šiandien po būtent to viruso išmanaus sirgimo, nes aš taip pat juo persirgau. Ir tikrai sirgau pakankamai sunkiai, bet sirgau labai trumpai ir neturėdama nereikėjo reabilitacijos, nes visą tai aš praėjau su maistinėmis medžiagomis dideliais kiekiais. Bet jeigu ne tai, jeigu aš būčiau pasirinkus kitą kelią, nežinau kaip būtų.
Ir nežinau, kaip būtų ir be to viruso, jeigu aš būčiau ėjus kitų kelių, medicinos, tradicinės medicinos keliu, nes būdama 45 metų aš turėjau 3 stuburo slankstelio išvaržas, klubo sąnario artrozę, inksto akmenligę, periodiškai kraujuojančią opaligę, chronišką nuovargį, virškinimo sutrikimą su skrandžio, ne tik tai, kad periodiškai kraujuojančio opaligę, bet ir skrandžio erozijomis, endometriozę, disbakteriozę nuo vaistų vartojimų, nes aš gyvenau su kraujagyslės plečiančiais priešuždegiminiais ir narkotiniais analgetikais ir šlapimą varančiais, nes inkstai užtvenkdavo ir tiesiog gyvenau ir su greitaja, bet aš dirbau ir šypsojausi. Ir jeigu ne tie lemtingi 2007 metai, kada aš praradau mamytę, bet, kaip sako, vieną prarandi, atrandi kitą. Ir atradau Neolife, kur ir einame visi kartu, ir ta balta varna, ir labai nemėgiama esu artimoje aplinkoje, ir taip pat yra skaudu, bet, ką aš padarysiu. Mums yra gerai, aš linkiu jums visiems ir toliau sveikatinti save, sveikatinti šeimas, vaikus, anūkus mūsų, tegu auga jie sveiki, tegu auga visi sveiki ir pas jūs, būkite drąsūs, būkite tarptų ir jūs iš tiesų esate laimingi, kurie atradote žmonės iš Neolife.